vasarą čia 2 pagrindiniai mūsų laisvalaikio praleidimo būdai. Arba vakar buvom prie jūros, o šiandien jau vieni, nes vaikai nebepasilinko niekur bevažiuoti. Važiuojam prie upelio. Tai tų upelių čia yra daug. Tai važiuojam arčiausiai namų šiandieną. Zona Verde Publika. Žodžiu, tokia gamtos vietelė. Kažkas atvažiuoja ir su kemperiais čia prabūti. Pasimaudyti čia nėra kur. Yra pabraidyti, ten šiek tiek toliau yra čiut giliau vaikam, bet šiaip nepaplaukiusi čia. Bet atsivesinti užtenka. Noira! Noira! Ką darai? Smagumėlis, ane? Ateik, Noryk. Ten yra žiauriai daug žuvų. Tai Noirai čia rojus yra medžioti. Noira! Noira! Noira, kur žuvytės? Kur žuvytės, Noira? Noira, sura žuvytės. Sura žuvytės greitai. Kur žuvytės? Ieškok. Ieškok žuvyčių. Dabar yra, kelinta šiandien yra, Birželio. Dieve, kelintą dieną šiandien. Šešta, man atrodo. Tai šiandien šiek tiek vėsiau. Dabar laukia yra 6 birželio 26 laipsniai. Tai jau vakar pilnai jūrai maudėmės. Nes kiti klausia, kada čia gali maudytis. Tai iš tikrųjų ir balandį gali maudytis. Bet žiauriai šalta. Viskas nuo skūros priklauso. Na taip. Tai balandį buvo maždaug 22-23 laipsniai. O jūra čia pačioj pietinėje Ispanijoje tai tikrai labai šalta. Tai vakar irgi, nors laukia buvo 30 laipsnių, bet buvo žiauriai šaltas vanduo. Tai va. Šiandien jau yra 26 laipsniai, tai iš vis net nesirinkom važiuoti prie jūros, nes maudytis tikriausiai mūsų skūros per plonas. Tai atvarėm prie upelio. Iš tikrųjų, nuo dabar prasidės žiauriai dideli karščiai ir kiekvieną savaitę bus kur kas karščiau. Praeitais metais išvažiavom, kada mes išvažiavom? Liepos pabaigoje, ne? Liepos pabaigoje išvažiavom ir jau buvo dienom 37-38 laipsniai. Tai realiai tu nieko negali veikti dienos metu. Tai rytais tik išeidavom kažkur, per pietus tik namuose prie kondicionierių ir vėliau tai tiesiog vakare vyksta gyvenimas, bet ir tai būna labai karšta ir vakarais vaikščioti.
Tai o rugpjūtį, tai iš tikrųjų čia pasiekia 40, gali būti ir virš kem laipsnių šilumos. Tai va, taip yra su ta Ispanija. Vien filmuo, visiškai pasijuokti žmonėm. Rankliai riešas. Na, pakartok. Sakau, valgyk, kas pakliūna, o ne rankliok čia. Aš noriu visko paragauti, kas ten yra, nes čia daug visko. Ir knisa protą, kad blogai praplėščiau. Nu, neina kitaip, ką man daryti. Tai kai sako, ar mes nesipykstam, žiauriai pykstamės. Užknis aiškina, kaip man čia praplėšti dabar tą pakelį. Jeigu noriu ir plėščiau. Šiandien pietums keptus bulvės su pomidorais. Keptas, taip. Ir riešutai. Riešutų salotos. Aš žinai, ko aš nesuprantu. Noira! Ji ten prie žmonių eina. Kur? Nu jie jau už kemperį. Noira! Lemba šikne. Palauk, Žodžiu, niekšelė nuėjo skanumynų ieškoti už kemperio. Neklauskit, kokių. Ai, tas šuniškas gyvenimas. Žinai, nepabaigiau pasakyti, žinai, ko nesuprantu. Nesuprantu, kai žmonės rugpjūčio mėnesį čia važiuoja atostogauti. Ar tu supranti? neturi kada, kitada. Nu jo, bet čia 40 laipsnių, kainos, būtų nuomos, čia kosminės. Nu, žiemą atvažiavus, irgi nėra ką veikti. Nepasimaudysi, ne ką. Nu, nepasimaudysi, bet kai 40 tai irgi nepasimaudysi. Pasimaudysi, neišlipsi iš vandens prie baseinų ir mirksti. To ir važiuoji. Prie jūros, prie baseinų. Nu jo. Tada lipi į vandenį net nedvejodams, kaip sakant, nes ir karšta. Bet kad ant smėlio net neina nei pabūti. Prisimenu praeitais metais. Nu, dabar karštas, galva, Kad pabūni 10 minučių, ne 10, neištveri 5 minutės, o dar tai buvo 35-36 laipsniai. Įlendi į jūrą, išlendi vėl, kapėts. Rojus žemė. Na kaip jinai gaudo tą žuvis. Ir nieko nepagauna. Kaip bijot pagauti. Sučiupti, paleisti iš karto. Bet kaip mama tokia, kartu mažų vieną tokį plaukį didesnį. Prita, kad irgi kai atvažiavom, tai čia belė kiek, tokių didelių. Ne, čia nėra gilio, kurį... Su mėta įjungia. Mėta online yra. Jie ne online kažkur. Labas rytas. Labas rytas. O, Pedriu, atidaryk duris. Ką veikėt? Nieko, ką tik susvarkėm svetainę. Nu, šaunuolės mergytės. Labai gerai. Labai gerai. Nublizga viskas, liuks. Dabar dar miegama ir savo kambarį sutvarkykis gerai.
Ir indus iš indaplovės išimkit ir sudėkit nešvarius, okei? Nežinau. Taip, šunalytės. Nežinau. Parvešim Pringles. Ir kukių. Ne. Ir kukių parvešim. Nemėgstu nei kukių, nei Pringles. Nu, tai okei, tada nieko nereikia, imkim dar Tai geriau. vandenukų, sulčių, Nieko nereikia. spraito, Coca-Colos, Ne, vis tiek. Ledų. ledų. Gerai, žinokit, ką dar pasakysit, ne, todėl mes ne vien mūsų namai ir jūsų namai. Nu, Ir taip. kad neėjom, tai tiesiog nenorėjome eiti. Tai tiesiog ate. Nu, šaunuolis, labai geras požiūris. Lyg suprastų, kad filmuoju. Namus sutvarkę. Sakė, nieko nereikia skanaus. Tobuli mūsų vaikai, o jūsų ne? Ką čia darysit? Fredi? Fredis pliušku, pliušku? Pliušku, pliušku, sakyk, nenoriu visai. Tai ko jūs susigalvojate? Sakyk, nenoriu šito vandens visai. Pidžiukai. Negilu, čia negilu. Negilu. Maira, padėk savo draugui. Mažas, bet karšta yra. Kur, dėki, kur, dėki. Nusidurti galim su tokiais. Šakas. Kokie žolynai. Radom Google kažkokią dar vieną upę, kur nesam buvę netoli. Tai važiuojam, pažiūrėsim, kas ten. Ar įrašys? Ką?
Nežinau. Upės vandenį gersim. Jo, šitą. Einam ieškoti kažkokio upelio. Taip mes ir atrandam tokias stebuklingas vietas. Klaidžiam patys nežinodami kur. Ir atrandam. Atsisukite tą. Navigacija. Navigacija tokia šikta. Aišku, kad pažiūrėk, vis tankėja. Pasigausim gyvačių kokį nors. Ką žinai, žiūrėk, kas čia darosi. Nepraeisim, čia baigęs tas takas. Ne. Nedažai, kad koliukai ir kažkai einam, kaip nepraeisim. Dieve, praraibusi čia. Ką tai čia nesutvarko? Noira, kaip visada šiukšlinės gąsdina. Nu ką čia padarai? Nenorėčiau visai čia ateiti, saulė. Ne kažką, ne? Čia užtverta yra. Tokį poilsį zonikį, staliuką. Bet kaip, ne? Nėra žmonių ir gyventojų, kad gyventų nuolatos, susitvarkytų. Tai nėra, visas čia kvartalą yra poilsiai. Sezoniniai. Visoj Ispanijoje tik tai miestuose gyvenimas. Noira, einam. Einam, šunis. Čia. Kepina. Nu, nelabai, bet karšta ir žiūri, noriu gerti. Neaišku, kur mes esam. Einam ieškoti upelio. Jaučiu, kad čia ir bus ėjimas, bet... Einam, o. Va, dabar einam tiesiai palei upę. Einam. Neaišku kur. A ten? Oho. Džiunglės. Kaip gražu čia. Žinok, gražu kažkas. Nu jo, čia ir gyvačių gali būti viskas. Eik, šniukai. Eik, Noira. Dalysim kartą kilpą. Eik. Ja, šalia mūsų kokias nors. Miškas paliesas. Nu, lipam. Nu, Noira. Eik, eik, eik. Einame, gerą linkmę. Eik. Einam. Nu, šunis, einam, einam. Žiūrėk, kas čia. Jas kažkas paliko, pametė. Na, to. Racija.
Čia yra cykė. Neįjungti. Ne, išsikrovusi. Motorola. Kažkas Palik, gal grįž, kažkas pasiimti. Pakabino. Einam, nu yra. Einam. Nu, jūra matosi bent jau. Kas buvo? Pigliukai. Žiūrėjai, braižo kojas bus nubraižyti. Kažkaip nesitikiu aš tos pelkės. Nu, blemba kažkaip jo įtartinai. Bet ten Google buvo, normali pelkė. Kažkaip mes artėjom prie tų pačių namų mažiuko. O tu nematai žemėlapio, mes link ten yra. Matau. Einam. Man šliūrės, jeigu net laikys, aš čia eisiu link mašinos valandą laiko, daugiau negu valandų. Basunkuoju. O Dieve, kaip nuo iki jos reikia dar nusileisti, bet koks fainas, kokia graži spalva. Žalia, tai trūda. A nėra ryšio? Žiūrėjom pagal ruodą. Pabandyti, Pabandyk. Nu gal girdėjai, ką pasakiau? Kažkas man girdė. Girdėjai? Girdėjai? Nu vienu žodžiu viskas mums gerai, bet mes esam ne ryšio zonoje. Nu jeigu skambinsite, nebus neis priskambinti, tai viskas tvarkoja. Gerai? Mažyt, tik po tavęs. Iki, čiau. Neužilgo pareis. Ką? Tas patys ten bilda tie. Kas bilda? Lempa čia nuostabu tiesiog. Ten ačiū. Ateik. Eik. Čia niek, tuoj. Paparčiukai. Dieve, šičia iš vis koks badantis. Kažkoks Kas žinau, atsargiai. šūdas. Jeigu švelniai eini pro Jezus Marija. Žiauru. Lemba, reikia tą tokį nusipirkti, tą tokį kardą, žinai, prasikvėpuoti. Eina. O čia į kalną. Jėzus. Eik tu načiurt. Rodė iš tikrųjų šalia tas upelis. Bet jau belia kiek laiko einam. Nes yra vienas takas ir jis... Matėm ir akimis. Upelis, žodžiu, ten. O mūsų takas eina ten. Ten jūra, nemeluok. Ten jūra. Ja, baigiau aš jau. Papasakok, ko tau kvepia. Nespėjai įjungti. Gadai, ko tu sakai, tau kvepia? Sakau, kvepia čiobreliais. Čia primena vaikystę šlykščias arbatas. Kai sirgdavai, reikėdavo gerti. Lemba, čia taip tie spigliuočiai visi, čiobreliukai visokie. Tai nėra malonumo vaikščioti, ne kokie prisiminimai. Spiglių. Bet tu pažiūrėk, mažyt, iš kurios mes atėjom tako. Nu iš ten. Bet čia irgi eina kažkur visai į Bet pievas. mums reikia tuo taku. Mes kartais ne tuo taku atėjom. Kur? Tuo taku atėjom. Lemba, galėjom pražytuoti čia. Galėjom. Kai eini nematai, Čia, nebesigaudai. žinai, pasukimas net nėra pasukimo, matai, eina ir nueina, pasukimo nėra. Prieš eismą reikia kirsti, su kūra būčiau čia neįlaužęs. Ten tokia faina pelkė, bet toks sutarimas, kad mes jos neprieisim. Nes negrandam kelio. Ką? Nieko kalbos su kamera. Dejuoju. Kažkas, žinok, tose krūmuose traška. Ką? Kažkas traška tose krūmuose. Kas tai? Kažkas traškas tose krūmuose. Kas ten traška? Gal jauniks koks. Nu, nu tai per čia vienas. Čia kad žiaurus krūmas. Žinai per kaip per jį.
žodžiu, grįžom atgal prie mašinos. Einam dabar kažkokiu kitu taku. Gal prieisim, nes matėmės tą upės praplatėjimą, matosi iš aukštai, bet nuprieiti ten neįmanoma. Tai dabar pabandysim šito keliu. Man atrodo, kad mes čia prieisime tikrai, nes dabar kažkaip einame upės lygyje. My God, kaip karšta. Kedas biškė atsiliko, o aš bijau veit viena. Iš tikrųjų nėra čia ko bijoti, bet... Ar girdi? Jo. Čia pat jau atrodo. Nu, aš tau sakiau, kad čia ir taks, mažiukų, man atrodo, eisim dabar. Dėl to man ir susuku ten, nes blogai ėjom. O Dieve, apsiverksim. Takas vėl nusuko ten, o vanduo ten. Tai mums nebent dabar va čia per tos kalnus eiti ir tikėtis, kad mes ten kažkur atsidursim. Žodžiu. Eisim atgal ir rytoj pabandysime nuo to kvartalo, kur yra ant kalno, kur buvom nuvažiavę, nes ten kažkas matosi yra. Tai nuo to kvartalo per tos krūmokšnius nusileisim arčiau upės. Žodžiu. Gedas sako, einam, tai einam. Ir iš tikrųjų ją priėjom. Va ji. Bet iki jos nusileisti yra be šansų. Ten ir matai ir tą tokią, tas užtvanką tokią. Bet pažiūrėk, ten, kur žmonės gyvena, jie kažkaip privažiuoti prie jų tai reikėtų. Ir prie jų yra grynai nuėjimas. Pas jų irgi ten šabakštynas apačioje, va ten, prie pat vandens. Šabakštynis beleko. Lemba, kokia graži, bet... Kaip tie namukai gerai, ne ten ant šlaito tokia. Bet ten nieks negyvena, ten visi yra pleista, gyven kas nors. Čia tai taip nusileisti ir tais pakumpiais, bet... Eik, čia su ilgom kelnim jo. Bet su trumpom šortais šipariais krūvinas vis pasitrauk išleisti, ten gali nusileisti, bandom, neleidžiam. Ne, susibražysim. Nesileidžiam, šunis išsisuks kojas. Ne, ateik Noira čia. Ateik Noira čia. Ne, žinai ką? Eik so. Dieve, einam link upės, bet va tokiais keliais einam. Laikykim, kad tik tai daeitumėm. Valio! Gal čia miražas, ką? Čia miražas. Mažiukų vaidenas jau mums. Mažiuk dovanoju tau tas gėlės. Ačiū, mažyt. Su gimtadieniu artėjančiu. Ačiū. Nusiskinsi, kai bus gimtadienis gėlė. Gerai, ateisim dar kartą. Valio! O Dieve, čia kaip šunis nenurėdėtų. Va, Noira jau, ane? Ir aš galėčiau jaučiu plaukti. Nu, jau, ane? Ne, mažyt. Čia jaučiu gilų yra. Varikliukai yra. Ja, krokodilų nebent. Dieve, kaip čia fainiai. Bet kaip čia aukštai. Žinok, čia ir žiauriai gilu. Tai taip, čia yra taip pat gilu kaip čia. Nu, šitari. Tai taip, čia užtvenkta. Bet baisu, kad nebūtų koks pagalys išlindęs. Gal nebūtų. Nu, ir žiūrėk, plaukia. Ir čia plaukia tokie šūdai kažkie. Ateik čia, nary čia. Čia, nary čia. Ateik, aš tave sušlapinti. Ateik. Tik sušlapinti, nebijok. Nebijok. Bus vėsiau, mažyti, bus vėsiau. O tik net rankinuko, Fredi.
Nu yra išbandę, ne Nairytė, geras vanduo. Jau jeigu būtų krokodilų buvę, būtų suėdę Noira tave, ne? Krokodilus, matai, žuvis. Didžiukai nori dar? Taip, ne? Juhu! Eik, tu koks vandenėlis šilts. Bet taip nejaukiai kojų nenori nuleisti į apačią. Esat matę ruonį. Nu, Nairytė tik čia. Nara. Ateik, Nairytė, ateik. Ateik, Nori, ateik čia. Ateik.